Visi švarė Vilnių, dirbt prostą. Mama lik sveika, dar apglėbk ranką. Labas vakaras, draugai ir bičiuliai. Sveika Lietuva. Turim beveik 5 minutės po 7 valandos vakaro ir kaip visą laiką radistai startuoja savo eterį. Labas. Sveiki. Pirmadienis. Mūsų pati mylimiausia ir smagiausia. Pirmadienis. Tai gero laiko važiuojantiems, būnantiems. Kad būtų smagiau, pirmadienis mes visą laiką pasikviečiam svečių. Ir šį vakarą pas mus legendinė persona, anekdotų šedevras ir dabar dar kulinarijos meistras, būsimos knygos Kaip sukūsti greitai ir daug autorius. Vitalijus. Taip, sveikas, gyvas. Sveiki, gyvi. Malonu, taip. Prikėlė pirmadienį iš mirties. Kaip nuotaika pirmadienis būna visą laiką? Nuostabi, nes aš nesilaikau tos taisyklės, kad jeigu pirmadienį pradedi, tai visą savaitę ir prapili. Ne. Galima ir lengvai pirmadienį. Galima. Aš manau, kad pirmadienis yra ta diena, kada tau turi būti linksmiausia, nes visiems kitiems yra liūdna. Tai mes visada laikomės tokio principo, kad pirmadienis yra nazlo linksma daro. Todėl jūs vienus ir klausosi, žinau. Matyt tik tai. Mūsų vienų ir neklauso, kas šitokie kaip debilai. Šiandieną mes pasikvietėm tave, kad papasakotum apie savo gyvenimą ir būtų labai smagu sužinoti viską nuo pradžių. Bet pradžiai tai gal lengvą apšilimą pasidarykim, kaip tavo nuotaika šiandieną, kaip diena praėjo, ar viskas gerai? Oi, puikiai. Iš pat ryto aš filmavau serialę naujam, kuris pasirodys nuo rugsėjo mėnesio turbūt. Juokingas, liūdnas, juokingas, su šunim reikia dirbti, žinai. Praktiškai ranka pastoviai kvepia dešra. Tikra dešra. Nu ir visada apseiliuotas šunis. Ir tuo labiau aš esu ten pareigūnas. Tai, o tu esi pagrindinis vaidmenyje? Pareigūnas? Ne, bepročiai nebūna pagrindinėse. Nebent Hollywoodo filmuose. Klausyk, o koks šuo? Šuo vilkšunis. Pilkas. Šuo kažkoks keistas. Šuo vilkšunis, ne? Ėdrus kaip aš. Tai čia kaip komisaras Reksas, kur yra vokiškas serialas. Čia beveik atspėjo. Bet man atrodo, pas man kažkaip pateko patelė. Klauso? Klauso, nu aš sakau, jeigu dešra rankoje viskas klauso. Visi klauso. Nu, ta prasme. Nuo bomžų iki šuns. Viskas klauso. Tai su Vitalijum pabūsim šiandieną gerą valandą. Pabaigoje laidos turėsime labai rimtą užduotį. Vitalijau, ar žinai, kokia laukia užduotis galia laidos? Neįsivaizduoju, man jau prigazino, bet aš jau pasiruošęs bet kam. Sunki iš tikrųjų užduotis, bet aš matau, kad tu gerai sportiškai apsirengęs, su marškinėliais, viskas bus gerai. Aš tada apginsiu, jeigu ką. Tai mes trumpai persitraukiam į muzikinę pertrauką ir grįšim tada pradėsim krapstyti nuo Vitalijaus vaikystės. Let's do this. Groove Man is in house. Va taip, va. 13 minučių po 7 valandos vakaro. Kažkaip, ačiū Dievui, kad grįžtam atgal į eterį, nes sėdėti kažkaip 7 minutės tyloje labai nejauku kažkaip prie celolo. Visiškai. Jo. Tęskim toliau ir papasakok, Vitalijau. Kur tu gimėjai ir užaugai? Aš gimiau Druskininkuose, užaugau Druskininkų miškuose ir statybose. Aš manau, kiekvienas vyras turi nors kartą pabuvot pažaisti statybose. Nukris statybose. Taip, įsiskėtas. Yra. Ir miške būtinai pasistatyti kažkokį štabą. Lanką. Pasidaryti lanką, gauti iš iečio į kaktą. Nu ir kaip minimum 2 kartus į mintį ką nors. Ir pasiklyst turbūt. Nu, ne. Dzūkija, žinai. Mes nepasiklystam. Tiesiog mūsų nieks neieško. Va, geras. O grybaudavai? Aš visus mokinu grybauti. Yra 5 grybai. Kiniečių pasakiau. Yra taip. Baravykas, raudonviršis, tai yra rudmėsė, makavykas ir fignia raznai. 5 rūšis. Taip, tai čia kitų mes nerenkam. Voverušką, kada supirkinėje irgi renkam. Mes iš to gyventavom. Į kur įstojai baigęs mokyklą? Baigęs mokyklą kažkaip keistai, kad aš ją greit pabaigiau ir po to... 10 klasių baigiai? Taip, 10. Nu, pas mus aš rusų mokyklą baigęs. Taip, 11. Taip, dabar 11, buvo 10, kad aš baiginėjau 10 metų, todėl 16 metų aš įstojau į Šiaulių pedagoginį institutą ir 20 metų jau buvau pradinių klasių mokytojas. Ir tais laikais, va, čia labai įdomu, kada mes gavom visi diplomus, kur mūsų trečdalis grupė šnekėdavo 2 donos, 2 botonos ir, nu, co tai tam povieš, jak čia, nu, nežinau. Taip, ir jie visi gavo diplomus, kuriuose nebuvo parašyta, kad galima dėstyti tik tai rusų mokyklose. Ir dabar mūsų visai hebrytė, tie, kurie nekalba visiškai lietuviškai, dirba lietuvių mokyklose ir neša blogio sėklą. Labą dieną.
Ne, bet iš tikrųjų tai yra faktas. Ir tu žinai tikrai, kad kažkas dirba taip. Iš tavo kolegų. Aš žinau, kad yra direktorių pavaduotojai. Yra netgi taip, ne? Geras. Ne, bet ir tas įstojimas Kaip dirbai mokytojų? Aš taip dirbau, bet labai mažai moka. Ir nėra ko pavogti. Nėra ko. Taip, Klaidos neprivoksi. Bet tu turėjai, ta prasme, followerių, kaip čia pasakyti, vaikai turėjo tave mylėti labai. Taip, žinok, jie man maistą neždavo. Taip. Bet buvai šaunus toks buvo, kur mokytas. Hei, jaunimėlis. Aš buvau teisingas, bet žinok, pas mus tiesiog tuo laiku buvo mokėsi gal 5 krišnaitai ir visi vyresni mokytojai jų, tiesiog aš nežinau kodėl, jie nemėgsta. Va, čia yra kito, eta draugija, čia yra kiti, jie yra velniai, pažiūrėk, kokie karoliai pas juos. Tai yra blogis. Ir supranti, aš žiūriu, o jisai matematika vaikas, iš tikro kala, gerai moka. Pasidvejtai, vien dvejtai. Aš pažiūriu už ką, nesuprantu. Ir tada pas mane visi tie pirmūnai, kur padlyzos buvo, žinai, gaudavo trajakus. O jau tie, kurie iš tikro mokėsi, gavo 5. Po mano praktikos aš išėjau ir mokytojai sako, tikėkimės, daugiau negrįšit. Čia naujų vėjų mums nereikia, čia reikia vazelino kvapo. Taip, geras. O pats mokyklai koks buvai? Atsimeni? Aš manau, kad mane geriau atsimena. Tai čia yra, kad pamokas nutraukęs ne kartą, tai čia baisiai čia. Kaip pamokink? Labai paprastai. Dabar aš nežinau, ar yra pirk, bet anksčiau būdavo, gal yra, specialiuose parduotuvėse yra, vadinasi, dymavaja šaška, zaviesa, kur naudojau ten kariniuose tuose, tai daliniuose, tai va jį, tą šašką, įmeti į klasę ir užmeti už spintos, ne bet kas ištrauktų. Jinai pradeda dūmint, tu norėdamas jos neištrauksi, o bet turi pirmas nubėgti ir sušaukti, kas čia, oi, žiūrėkit žmonės, kas čia tie blogiečiai. Čia vienas iš tų buvo, po to, aišku, salietra. Kas nežino, kam reikalinga salietra su šitų laikraščiai, kaip kabėdavo, po to paėmė ten, kur orui pūsti pompą, privarai salietros, tokias raketas, ne karbonos, o karabitas, su vandeniu, po to šampano butelyje, čia pridėdi žolės, šaus kamštį, magnesų, kalio permanganatų, kur dažyt kapinėse šitas tvorelės sidabrinė tie, jeigu mes pradėsim. Taip. Ir be abejo, paprasčiausias tai yra varinis vamsdelis, užlenktas, vidų išvino, po to 8 sieras, vinis, gumytė. Tai va, už tai aš sėdėjau 3 kartus įskaitoj. Ar rimtai? Jo, ir turėjau išvežti į koloniją. Buvai pasižymėjęs, o turi brolį susirūtų? Turiu brolį. Toks pats šaunuolis yra? Net, jisai yra pareigūnas, žinok. Nuo tų gerų laikų jau buvo geras. Aš buvau, mes labai priešiški buvom. Aš buvau blogėtis, jis buvo gerėtis, bet po to aš tapau gerėtis, o jis kaip buvo toks stabdis, taip ir liko. Va, kaip gražiai, broli. Gerai, kad sesės neturi. Klausyk, kada tu patekai į teliką? Ar tu atsimeni tokį? Ir koks buvo, kai tas pirmas patekimas, pirma koja? Žinok, tai buvo juokinga ir tai yra kaltas Nerijus Pečiūra atsuktuvas. Kažkaip mes taip susipažinom. Aš visada atstovavau, Linksmų išradingųjų klubas buvo Šiauliuose. Ir aš buvau komandos kapitonas Šiaurės pašvaistė ir mes čia Lietuvoje rovėm 1 vietas, 2 vietas, buvo tokia Telega Lietuvos Vilniaus komanda, stiprų šiaip humoristai. Man atrodo, kai kurie dirba radijuose žmonės irgi iš to pačio šou verslo. Ir tiesiog vieną dieną man priėjo, sako, ar tu nenorėtum atstovauti Baltijos šalims, tikrajam KVN Rusijos? Sakau, norėčiau, kada? Sako, po 2 mėnesių priejo Pečiūra, gal nori į teliką? Sakau, noriu, kada? Rytoj ateik. Aš atėjau, viskas jau telikė, sėdi tokių kaip aš bajeristų 38. Sakau, oho, čia ne mane vieną priims. Ir buvo atranka ir aš atėjau. Į kur čia buvo atranka, kokią laidą? Mes nežinojom, tai buvo humoristinė laida, bet tai buvo Te gyvuoja karalius. Čia prieš 15 metų kažkaip. Jie ten eilėraščius visi pasako, mano lietuvių kalba eilėraščiai, žinai. Sutikau aš juos netyčia ten už vartų pavartyčioj, susiraitė ir sudrėkė rudeniniai kazalėkai. Čia maksimum, ką iš manęs galima įspausti, bet aš pakalbinau, jie sako, tai tu pasilik. Ir visi išeina laimingi, sakė, man paskambins. Sakau, kažkaip keista, visiems paskambins, o man pasilikt. Tai po jos priėmė man į snukį iš karto duos. Ne, iš tikrųjų atvarė, pradėjo vaidinti ir viskas prasidėjo. Tai prasidėjo Šilanskas, Klarkas, po to Baukutė, Vytautas Šapranauskas ir tada jau prasidėjo visa ta makalynė. Jau po to buvo
realybės šou daugybė, tai ir Malaizija su Vytautu Kernagiu ir keičiu žmoną, ko jinai Vien geri prisiminimai. Oi, jo. Tai iš Šiaulių tu persikraustei į Vilnių? Ne, aš Vilnių niekada nebuvau persikraustęs. Nebuvai. Aš tiesiog važiavau haltūrą turėjau, dėl to pasisužėjau. Aš po Šiaulių grįžau į Druskininkus ir supratau, kad geresnio miesto nėra. Ir ta prasme, aš dabar skiriu 2 dalykus - gyvent ir dirbti. Vat aš gyvenu Druskininkuose ir poilsiauju, o dirbu aš Vilniui. Aš galiu čia turėti 2 laisvas dienas, aš nepailsėsiu. Nu, taip yra kažkaip. Ir tu visą laiką, taip kaip sakant, kelionė, ne? Su mašina ir mašina į Druskininkus. O čia, žinai, čia atsistojus pavėjui dar davarytum iki Druskininkų. Čia nėra taip toli, ta prasme. Nėra taip toli, tikrai ne, bet... Išskyrus šeštadienį, penktadienio vakarą, šeštadienį ir sekmadienį iki pietų aš nevažiuoju į Druskininkus, nes jūs suvažiuojat visi Vilniovskiai, Kavenskiai, sulendat į mano mielą miestą ir statote, kur draudžiama. Ir snow parką, ne? Na ir kiekvienas prie tų narcizų mūsų vargšelių nužiūrėtų. Geras. Grįžim tuoj atgal čia su Cololo. Likit su ZBFM. Grįžtam atgal. Ir radijos stoties ZBFM eterį. Jonas ir Rolandas kartu čia su mūsų šio vakaro svečiu Vitaliku Cololo. O, Vitalikas, ne visi taip daukas vadina mane. Patinka? Tu per muzikinę pertrauką sakei, 92-3 tave jau vadino Cololo. Kaip atsirado Klička. Cololo. Pazavala. Klička mano buvo kita. Klička buvo Lolo. O po to Hebra labai juokėsi, kaip sužinojo, kad Cololo yra pavardė mano šiaip, jeigu jūs tai nežinot. Tavo tikra pavardė čia yra? Aš gal tu persivadinęs? Jūs ką? Aš rimtai galvau, kad tavo... Aš 100% galvau... Jūs pasidomėkit, kas Mes žinau, kad tai Cololo, bet aš negalvau, kad tu ta prasme, čia pasikeitė, kažkada susigalvojai, kad tavo, aš dabar toks būsiu, susišvietė, nuėjai pasų postkirį ir pakeitė. Taip, aš irgi tą patį pamačiau. Taip, palaukit, tai kodėl mano tėvas graikas? Čia yra graikiška pavardė. Cololo, tiesiog. Dėl to mano tėvas yra graikas. Va, tai va. Normaliai, Hebrytė čia. Mes galvom, tu ant tiek ant bairio, kad net savo pavardę esi pasikeitęs. Ne, tai aš norėjau pasikeisti, norėjau padaryti Cololo Zitą, bet sako, vis tiek jūs kažkaip vyras, tai... Negalima moteriškas Zitas, o Zitas. Ne, Zipas. Turim kelis čia klausytojų klausimus ir aš tikiuosi, jie sulauks gero atsakymo. Kaip druskininkietis, druskininkiečio klausiu. Kodėl gyvenate Druskininkuose, nors turite daug reikalų Vilniuje? Todėl, kad Druskininkuose yra labai gerai. Nu, pažiūrėk, kiek ežerų. Jeigu prie Grūto žmonių pilna, važiuoja prie Virio. Jeigu prie Virio pilna, važiuoja prie Latižirio. Jėzu, prie Ešerinio, nes visada turi kur įsimaudyti. Vilniui niekada neturi kur įsimaudyti. Kitas dalykas, šalia miškas, šalia... Viskas šalia. Spa. Ir... Spa. Ar turi daug nuolaidų visur? Ar turi nuolaidas spa centruose? Nežinau, kur gauni... Visi gauna masažą, o tu gauni erotinį. Su laiminga pabaiga. Rotinį. Rotinį masažą. Ne, iš tikrųjų, pas mane yra labai daug brolių Druskininkuose. Kadangi aš priklausau Druskininkų Rotary klubui, tai visų rimtų įmonių savininkai ir šefai yra mano broliai. Tai mes kaip broliai palaikom. Smagu, o kaip tu juos palaikai? Per šventės, per kalėdas. Taip. Orališkai aš padedu, parlinksminu juos atvažiuoju pirmadieniais. Kaip tik dabar vyksta susirinkimas mūsų. Andrius. Oskaras klausia, iš kur kilęs mes jau žinom, bet prosenelis, sakyt, tėtis tavo yra graikas, tai tau šaknis grinasi mokai. Taip, tai yra graikai ortodoksai, yra tikrieji graikai, nes žinome, kad graikai yra maišyti su armėnais, daug su... Taip, tai yra... rusiškai skamba graikiai elyci. Elitiniai grikai. Elada nuo tos pusės. Va. Elitiniai, čia gerai. Kalbi graikiškai. Ką? Kalbi graikiškai. Kalimera, Kalisterė, Jamas ir Papudokulus. Čia pavardė. Ar dažnai važiuoja? Ar dažnai važiuoja Graikija? Nevažiuoju, sakė, kad nusivilsi, bet Kretą mėgstu aplankyti. Kreta man yra tikroji Graikija. Andrius klausia, ar jums patiko dalyvauti projekte Šuolis ir kokia jūsų nuomonė apie jį? Labai patiko, man patinka visi projektai tokie ir sąžiningai suradau daug įdomių žmonių, susipažinau, Aleksandras Kazakevičius, Malačius, iš tikrųjų, aš nežinau, kodėl apie jį tiek mažai žinoma, iš tikrųjų, humoro jausmas ir šiaip labai faini žmonės dirbo ir projektai dirbo ir rimtas sportas. O fiziškai kaip? Kiekvieną dieną? Krūviai dideli ir galima ir invalidų likti, žinai. Per daug užsilenka, ne?
Kas užlenka per daug? Per daug užlenkė, jeigu. Niekada negerai, kada per daug užlenki. Klausė Kristė, ar visur visada esate toks šmaikštus, ar tik televizijoje? Nežinau, turbūt tai yra mano gyvenimas toks ir aš visada tai gelbėja gyventi, nes tu pažiūrėk, aplinkui eini visi tokie, žinai, nešmaikštus, o tu vienas ir šmaikštus Su salotinė maigė, ne? Jo, ateini ir sakai, žiūrėkit, bairis, nemokėsiu. Ką mėgsti veikti laisvalaikiu? Jeigu tokį turi iš viso. Gerti. Ir daug. Ne, ką, iš tikrųjų tai... Paprastas atsakymas. Labai paprasta. Jeigu pervargęs esi laisvalaikis, tai būtinai susiliet su gamta. Tai yra žvejyba, tuoj prasidės nardymai, divingas, šiaip nardymas, vežiavimas. Jeigu tai yra, tu ne taip pervargęs, kad nebūtinai gamta, tai longboardai, nežinau, reikia su parašiutu dar iššokti. Nesišokęs? Ne, nes tada svoris buvo per didelis, galima tik tai, man rodo, nuo 115 kg, tai dabar jau galima. Jau rausia, žinai. Mes tau pasiūlysim. Pernai išmetė. Jo, jeigu važiuosi į Klaipėdą, Klaipėdoje galima šokti į jūrą ir nusileisti paplūdimyje. Tai jeigu tu... Ta prasme, išnirsi, nesimatys, kad šlapės. Arba šokį į jūrą, bet išneri. Šik į jūrą, jo. Paplūdimyje. Tai mes tau pasakysim, kokį instruktorių duotis, tai mes be problemų. Ta prasme, normaliai, iš lėktuvo. Su lėktuvu ir su tandemu iš paskos. 3 kilometrai. Labai geras. Krintai 40 sekundžių. Bet jos prabėga kaip... Jos greit bėga. Jos užtrunka šiaip. Jo. Baisiausia yra, kai jau įskleidžia. Kai skleidžiasi. Ir tada daro tokius posūkius. Žodžiu, aš to milijoną kartų visai pasakoju. Labai gerai, kad tu į drėgmę krenti. Va čia svarbiausia. Nes jau iš jūsų akių suprantu, kad tai vienas iš privalumų. Privalumas irgi būtų ir drėgnam lėktuvė kilt. Gerai. Kokia veikla galite užsiimti ir tai jums niekada nenusibosta? Anekdotų skaitimas? Ne, tikrai ne. Anekdotų skaitimas tai yra dalis mūsų darbo. Tas pats kaip ir bet kokio didžėjaus darbas yra klausyti visą muziką. Aš pareiškiu visą muziką. Ir kada sako, kokia tavo muzika patinka, man labai daug, aš negaliu konkrečiai pasakyti, kas man patinka. Pradedam nuo klasikos, rokas, tai yra, susidaro vėduoklė tų muzikų. Tai tas pats ir jeigu tu esi humoristas, tas pats Justas Jankevičius mes šnekėjom, tu turi žinoti ir stand-upus, ir sketchus, ir ispanišką humorą, ir itališką humorą, ir anglišką humorą suprast, amerikietišką specifinį, kaimišką, lietuvišką, tą patį rusišką, lenkišką slavų humorą. Tada tu gali susidaryti kažkokią nuomonę apie humorą. Jeigu tu skaitai anekdotus ir tu galvoji, kad tu esi humoristas, čia pauzė. Jo, buvo reklaminė tokia. Gerai. Pamutinom. Dabar tiesa ar mitai? Mes internete. Paskutinė. Tu negali pakęsti, kai žmonės vėluoja. Nežinau, kodėl iš karto šoviau čia dabar ant greičio, bet niekada. Jisai šiandien atėjo 3-5 po, man atrodo. Aš žinau, kad važiavo 15 po ir vaikščiau va čia į vedžioklės parduotuvę užėjau. Bet išvarė. Taip neturi ką veikti. Ne, aš geriau atvažiuosiu anksčiau negu pavėluosiu. Negaliu man kažkaip. Ir aš reikalauju iš kitų to pačio. O esi tvarkingas šiaip? Namuose, pavyzdžiui. Jeigu, žinok, koinės prie skalbimą sukišti vieną į kitą, visada rasi abi dvi. Padarom trumpą pertrauką ir tuoj grįšime atgal čia su... Tiesa arba mitai. Jo, neišgalvotų Niku Cololo ir sužinosim apie tiesą ir melą. 41 minutė po 7 valandos vakaro, jūs klausotės radijos stoties ZIP FM ir mes vis dar, ačiū Dievui, su svečiu čia, Cololo pas mus. Ir turim dabar 5 faktus, kurie plūduriavo kažkur internete ir turėsi pasakyti, tai yra tiesa ar melas. Nesupyk, jeigu labai apjuodinsim tave. Ne, juodinkit jau, ne vieną kartą tepiliotas esi. Pirmas, tiesa ar mitas, jog esi didis žvejybos entuziastas ir todėl itin pikdžiudiškai pavydi Pauliui Korsakui jau daugiau nei 10 kuriančiam televizijos laidas apie žvejybą. Nesąmonė. Ne, žvejyba, taip, aš esu žvejybos fanas, bet norėčiau su Korsaku pažvejot, bet neilgai. Aš įsivaizduoju, kad jie ryte išvažiuoja ir vakare grįžta, man užtektų pusę dienos. Ir aš neįsivaizduoju žvejybos su trečia dalim, tai yra su šokiais, su maskaradu. Taip. Tiesa ar mitas, jog laisvalaikiu kurite minimalistinę ambient techno muziką?
Tiesa, jeigu žinočiau, kas tai yra. Nu, kuriu, oho, būna susėdė, kažką padaryti galima. Gerai, tęsim toliau. Tiesa, ar mitas, jog prieš projektą Šuolis 2 mėnesius tobulinai savo plaukimo įgūdžius baseinė, nes iki tol buvai labai prastas plaukikas ir buvo neramu nuskęsti tiesioginėme eterį. Čia yra melas. Visi žino, kad aš nuo 12 metų nardau ir netgi kai kurie mane vadindavo vėžiu. Nes kaip tik tai šyla vanduo, iki pat rugsėjo pabaigos aš neišlendu iš vandens, aš vežiauju. Taip, aš beprotiškai mėgstu vežiauti, nardyti. Ir vežiauti ir valgyti paskui juos? Ne. Tas pats kaip ir tikras žvejys, aš manau, ne visada mėgsta valgyti savo žuvį, taip ir aš privežiauju, aš galiu išvirti skanę sriubą, aš galiu išvirti skanį vėžius, bet pasėdėti su jumis kartu galiu. Manselis bėga, yra kas kažkur, pavyzdžiui, tu gal vis tiek žinovas esi, vėžių kažkur tai, tarkim, restoranuose būna, duoda? Būna duoda. Kur? Ne, į priekį neverta, žinok, vėžys yra toks dalykas kaip ir žuvis. Nereikia ieškoti granatų. Supranti, viskas labai paprasta. Žuvis kepama be jokių prieskonių. Žuvis kepama ant sviesto su aliejum įkaitinus, apkepi vieną pusę, kol vieną kepą uždedi druskos pipirų, apverti druskos pipirų, viskas, nuėmė. Va čia yra žuvis. Tas pats ir vėžiai. Nereikia ieškoti naujovių. Vėžys yra krapai, lauro lapai, kvapnus pipirai, druska. Viskas. Jeigu nori, ištraukia į vėžius, dasipjausti į morkų, bulvių ir gavosi tau sriuba su grietinė afigenai. Todėl čia yra, supranti, klasika. Įsidirbinėt gal. Mes buvom Libane geriausiam restorane, nes mes mėnesį pragyvenom Libane su žmona ir Beirute nuėjom į patį prabangiausią restoraną žuvies. Atneša kalmarai, ten aštunkojai, viskas. Ir gale atneša keptą žuvį. Jinai paprastai iškepta, biškį įpjauta ir va tai va, druska, pipirai, nieko. Aš galvoju, kad bus karūna uždėta. Čia fontanai, nieko. Va taip paprastai ir jie sako, va paragaukit, tai yra tai, kas turi būti. Ir iš tikrųjų taip yra. Paprastume. Viskas, ar ne? Taip. Super. Tiesa ar mitas, jog turi graikiško kraujo ir šioje šalyje, saulėtoje šalyje, esi investavęs į nekilnojamą turtą, todėl šiai šaliai net kelis kartus bankrutavus patyrei rimtų finansinių problemų. Tiesa, kad turiu graikiško kraujo, va jum atnešiau biškį, duokit pašlakstyti. Malonu, ačiū. Gerai. Palauk, va dar iš nosies biškį. Nekilnojamo turto aš neturiu, nes neturiu pinigų, o gyvenu vieną dieną, šiaip čia faktas yra. No tomorrow. Jo, nes jūs žinot, kad aš labai daug įdomių dalykų turiu. Aš kalbu, pavyzdžiui, visada apie savo laidotuvės, kaip jos turėtų atrodyti, kokie gabalai turėtų grot. Man įdomu, kodėl pas mane turi susirinkti į laidotuvės nepažįstami žmonės. Nei vienas, kad neateitų, kurio nepažįstu. Asmeniškai kiekvieną pakviesiu prieš tai. Turi grot gabalai. Guns N' Roses, November Rain, Don't You Cry Tonight. Paimkim, ten Aerosmithų keletą gabalų padarysim, normalų remixą. Ir tada jūs galite jau ateiti. Rengtis juodai? Tu. Ar baltai? Raudonai? O jeigu aš prisikeliu ir aplinkui Men in Blackai? Įsigastum. Nu ir vėl atgal. Tiesa ar mitas, jog itin daug laiko praleidžiate Druskininkuose, nes esate priklausomas nuo įvairiausių spa ir kitų grožio procedūrų? Opa. Ne. Nesu aš priklausomas. Aš galiu, jeigu kažkas turi pasiūlymą, aš galiu būti priklausomas bet kokiam kitam mieste, kur mane pakviesit nemokamai pasisparinti. Pasisparinti. Čia kaip alkoholikas, sako, tu girtas? Ne. Tai mėgsti spa? Ne. Bet galiu, kai noriu. Trumpą pertrauką ir grįšim čia su sunkiausia pasaulyje ZipFM užduotim. Yes. Grįžtam atgal radio stoties ZipFM eterį, su mumis dar vis yra Cololo, sakė, šiandien Vilniui pasiliks, dar pabūs, tai jeigu kas norit, ką nors jam gero ar skanaus padaryti, tai būtinai praneškit. Spa procedūrom dovanoti. Gerai, tai dabar techninė ir fizinė užduotis, mes jau papasakojom tau, kad pirmoje vietoje yra Justinas Jankevičius. Antroje vietoje Mantas. Jam patiktų šitą pavardė. Jankevičius. Ir paskui Meilutytė, žodžiu, viskas labai paprasta. Puti balioną tol, kol sproksta. Visi matęs, kaip daro žmonės. Tai. Aš renginiuose esu taip kitus kankinės, bet mane kas kankintų. O mes čia turnyrinę lentelę turime, įsivaizduojat, nes yra dabar, pavyzdžiui, pirmasis vietas užima Jankevičius, Jankavičius, Vilkončius, Meilutytė, Šarūnas Kirdeikis neblogai pasirodė. Praktiškai visi rūkantis. Klausyk, o kur tie nerūkantis?
Damaševičius, Papiniginis, Saurusaitis. Rūkai? Mėnesį jau ne. Mėnesį nerūkai. Taip. Šiaip pats nusprendė, ar dėl ko? Tiesiog nustojau. Tiesiog kol kas. nustojai. Tiesiog nustojau. O buvo, kad persirūkiai? Yra tau tai buvę taip? Nu, būna, kad nenori rūkyti, tai prieš tai reikia persigerti. Gerai. Ką, visi pasiruošę? Laikas. Palaukit, nestartuokit be. Džiovanis, naiminėk laiką. Jėzu, parūžavau sakė. Tai aš... Neatsimenu, kaip čia geriau. Kad tokį grybą dabar pagausiu. Va, apsauginiai akiniai, aš tai visai prisidengiu veidą, nes būnant iš taško normaliai. Kraujai bėga. Ką, visi pasiruošę, ne? Aš iš vis pripūsiu. 3, 2, 1, startas! Labai gera pradžia. Svarbu nesustok, varyk ir viskas. Nes jisai išsipučia didelis. Laikas žiūrėk, Džiovanis. Žiūrė. Koks didelis balionas. Įtraukęs galvą į pečius laikau. Oba! Yes. Apgausiu, jūs padėjau biškį dar. Nenorėjusi kažkaip sąžininkai, žinai, kad jau... Viskas gerai, bet taip ramiai Aš visą laiką pašoku kažkodėl, tai aš įspėntu. Žinai, Bet putėjas kaip ramiai sureagavo, nes visi tokie būna, žinai... Putėjas. Jis čia pavaidino, aš taigi su akiniais. Putiklis. Taip, tai... Sužinokim laiką. 18 sekundžių 53. Į pirmą 20-uką patenku. Lojimasai. Kiek, kilinta čia vieta bus? 18 sekundžių, nelabai matau, Rolai, pažiūrėk. 18 sekundžių, tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vieta dabar. Fantastika. Top 10. 8. Rimtai? Begalybė. Ne visi žino apie tai. Po Jurgino Maševičiaus ir virš Mindaugo Papiniginio. Papiniginio. Todėl, kad jis buvo Vkarūko. Va tai va. Va taip. Labai geras rezultatas, tai bravo, valio. Aš galiu pasimti šitą. Jo, aišku. jo, Taip pat jo. minčius. Gerai. Geltona, žalė, dar. O padarai kažkur klaidą, ar kaip tu vertini savo kažkur... Aš manau, kad jūs neteisingai darot. Reikia duoti balioną į rankas, nes taigi gali nesąžininkai laimėti. Bet mes žiūrim paskui, žinau, kad filmuojam, jeigu su rankom ten spaudžia, tai apskrausta. Sulėtintai viskas buvo. Jo, viskas. Tai jūs šitos jau pagaunat? Jo, mes pagaunam tos. Chalturčikus. Chalturčikai kitas spalva pažymėti. Jo, ir ne pro duris išeina. Pro langas krenta. 1 minutė atlieka iki 20 valandos, mes užbaigti viską norim su Vitaliku. Vitaliku. Klausyk, DJ Vitalik yra toksai. tu dabar matais ir filmuose, ir televizijoje, vis tik nebaigi aktorinio jokio. Ne, nieko. Aš nieko bendro su vaidyba neturiu, su režisūra, su scenariju. Aš manau, kad jeigu žmogui duota, tai duota. Tu gali pabaigti daug mokslo, bet būt bukas kaip baobabas. Ir nieko su to nepadarysi. Taip, taigi aš manau, kad kiekvienas turi talentą ir kviečiu visus tą talentą. Tai tas talentas nuo vaikystės jau buvo, tavo tėtis galbūt atsinešė iš Graikijos. Skaitai knygų daug galbūt, pavyzdžiui? Ne, knygų daug neskaitau. Nemeluosiu. Žiūriu daug filmų, domiuosi, skaitau. Ta prasme, tų romanų, knygų specialių, kurias mus verčia skaityti. Aš neskaitau, aš skaitau tas, kas man reikalinga, kas man įdomu. Ateityje aš perskaitysiu visus romanus. Pažadį. Pabažais. Vitalio, tavo palinkėjimas jaunimui, jaunai kartai, moksleiviams, studentam, kurie norėtų būti tokie linksmi, šaunus ir juokingi kaip tu. Aš sąžiningai linkiu visiems, nors 5 kartus per dieną nusišypsokit. Padarykite tai ryte atsikėlę pirmam sutiktam žmogui. Šypsokitės, nes tai yra užkrečiamas dalykas, kuris yra iš tikrųjų malonus. Mes labai pikti, mes nemylim vienas kito ir mes nemylim savęs. Mylėkit save, šypsokitės, dovanokit šypsenas vienas kitam, sėkmės. Salo, mes tau turim dar dovanų, Jonas paduos čia nuo mūsų radijos, nuo radistų, kad nepamirštum kad į Druskininkus su Bitke važiuos. Su muzikyte. Tai ačiū tau dar kartą ir didelės sėkmės tau ir didelių pasiekimų. Čiau. Mes dar grįšim po 8, kad taip jau ir yra, su skambučiais. FM.